atspindžiu veidrodyje. Tik tai kartais, kai jos vėlai vakare parėjusios iš pobūrio pasižiūri į veidą, jis joms pasirodo veidrodyje nudėvėtas, išpurtęs, dulkinas, visų jau matytas ir beveik nebetinkamas nešioti. Prometėjas. Apie Prometėją esama 4 sakmių. Pagal pirmąją. Jis, užtat, kad išdavė dievus žmonėms, buvo prikaustytas prie olos Kaukaze ir dievai siuntė erelius, kurie rijo vis augančias jo kepenis. Pagal antrąją. Prometėjas iš skausmo, gelbėdamasis nuo erelių snapų, vis labiau spaudėsi į uolą, kol galutinai su ją susiliejo. Pagal trečiąją. Per 1000 jo išdavystė buvo primiršta, ją pamiršo dievai, ereliai ir jis pats. Pagal 4. Visi pavargo nuo to, kas jau buvo tapę, be pagrindo. Dievai pavargo, ereliai pavargo, žaizda pavargusi užsitraukė, liko nepaaiškinami uolėti kalnai. Sakmė bando aiškinti nepaaiškinamą. Kadangi jos pagrindas tikras, ji vėl turi baigtis tuo, kas nepaaiškinama. Kartą buvo niekšų bendrija. Tai yra, jie nebuvo niekšai, o paprasti žmonės. Jie visuomet ėjo išvien. Jeigu, pavyzdžiui, kuris nors iš jų šiek tiek niekšiškų būdų padarydavo nelaimingą kokį nors pašalinį, neįeinantį į jų bendriją, tai yra, nieko niekšiško nepadarydavo, tik pasielgdavo kaip paprastai, kaip įprasta, ir tada atlikdavo išpažinti bendrijai. Ir tada toji ją išnagrinėdavo, priimdavo sprendimą, paskirdavo atgailą, atleisdavo ir panašiai. Niekas nenorėjo niekam blogo. Atskiro asmens ir bendrijos interesų buvo griežtai laikomasi, o atliekantis išpažinti palaikomas ir giriamas. Ką? Ir dėl to tu graužiesi? Juk tu padarėjai tai, kas savaime suprantama. Pasiekei taip, kaip turėjai. Visa kita būtų nesuprantama. Tu tik tai pernelyg susijaudinęs, atsitokėk. Taip jie visuomet ėjo išvien. Ir po mirties nepaliko bendrijos, o visų būrių pakilo į dangų. Apskritai vaizdas buvo vaikiškai nekaltas. Bet kadangi prieš pat dangų viskas suskaidoma į sudedamasias dalis, tai jie krito žemyn, kaip tikri